Jeigu gydytojas yra diagnozavęs dešinio užpakalinio pusratinio kanalo GPPV, reikėtų atlikti EPLI manevrą dešinėje. Reikėtų atsisėsti ant lovos, pasukti galvą 45 laipsnių kampu ir atsigulti su atlošta galva. Tai galėtų sukelti sukamojo pobūdžio galvos svaigimą. Mes turime palaukti, kol nustoja svaigti. Tai maždaug užtrunka apie 30 sekundžių, kartais iki minutės, tol kol svaigsta. Po to reikėtų pasukti galvą į kairę. Vėl palaukėme apie 30 sekundžių. Trečioji pozicija – atsigulam ant kairiojo šono, nosis žiūri link žemės. Vėl palaukime apie 30 sekundžių. Ir lėtai atsisėdome iš šitos pozicijos. Atsisėdimas taip pat gali provokuoti galvos svaigimą, todėl žmogus turi būti prilaikomas už nugaros arba žmogus turi tiesiog laikytis. EPLI dešiniai. Atsisėdame. Pasukame galvą į dešinę 45 laipsnių kampu ir atsigulam su atlošta galva. Šitas judesys turėtų provokuoti svaigimą, mes sulaukėme, kol nustoja suktis. Tai maždaug užtrunka apie 30 sekundžių ir pasukame galvą į kairę. Vėl laukiame apie 30 sekundžių. Pasiverčiam ant kairiojo šono, nosis link žemės. Gerai, puikiai. Ir atsisėdame iš šitos pozicijos. Ir visą laiką atsisėdant mes turime prisilaikytis, nes galimi pamėtymai labai šonus atgal į priekį. Tai dėl to reikia dėl saugumo prisilaikytis. Arba iš užpakalio, kad kažkas prilaikytų.